Katažina šokių projekte į partnerius gavo Dainių Dimšą, tą patį šokėją, su kuriuo kadaise šoko ir Natalija Bunkė, tuo metu dar Zvonkė. Aš juokavau, taip sakau, kažkaip mane traukia su Zvonkaus moterim šokti. Buvo viena, dabar kita. Tai viena draugė iš tikrųjų paklausė, o šita pastos ar ne? Sakau, nežinau, tikrai. Tad ar eidama į šokių projektą Katažina nebijojo, kad ją nuolat lygins su Natalija? Juk ir gyvenime, ir ant parketo vis tie patys partneriai. Oi, mus lygina nuo, turbūt beveik nuo pirmos mūsų draugystės su Deividu dienos. Tai prie šito aš jau pripratau ir buvau nusiteikus tikrai netgi blogesniam dalykam. Tai lai lygina. Aš tikrai šito nesireikšminu. Aš darysiu savaip viską, kaip aš jaučiu ir kaip man atrodo. Katažina savo talentą ėmė įrodinėti ne žodžiais, o darbais. Plušo kaip bitė darbininkė. Aišku, kad Dimša tokiu darbštumu buvo labai patenkintas. Iškart buvau susidaręs tokią nuomonę, kad jinai labai yra užsispyrus, neleis savo išeiti į aikštelę nepasiruošus. Tas mane labai tenkino, nes aš irgi žmogus mėgstantis darbą, juodą darbą. Pagavau kablį, vat ką tik, toks kablys. Dainius pajuokauja, sako, nu pažiūrėsim, ką sakysi ten po savaitės dviejų, po mėnesio dviejų. Bet aš stengsiuosi dirbti, aš nebijau tikrai darbo ir pasiryžus viskam. Tad natūralu, kad kai įdedi tiek pastangų, norisi ir maksimalaus rezultato, gal netgi pergalės. Nebus paprasta, konkurencija didelė, bet manau, tai yra normalu norėti pasiekti kuo aukštesnę vietą. Nežinau, ar tai mums pavyks, bet tikrai stengsimės. Iš viso širdies stengsimės, o šiaip ambicijos nėra gerai, manau. Reikia tiesiog dirbti ir tiek.